Sveiki, mėly tinklalaidės filosofinė terapija klausytojai, čia aš Algis Fedejevas. Ir aš Justinas Grigas. Šiandien berods yra jau 7. mūsų epizodas ir ankstesnius galite surasti YouTube kanale mūsų filosofinė terapija, taip pat Spotify. Pasekite, užsiprenumeruokite, kas neklausėte, paklausykite ankstesnių epizodų ir judame toliau prie mūsų temos. Dar priminsiu, kad mūsų šiaip visa tinklalaidė yra skirta populiarinimui ir tokiam viešinimui veiklos, kurią užsiemame, kuri yra Lietuvoje nauja ir kurią vadiname filosofiniu konsultavimu, filosofinė terapija, kitur jinai vadinama filosofinė praktika. Žodžiu, norime supažindinti žmonės su tuo, ką darome. Šios dienos tema yra labai aktuali, manytume, ir jau kurį laiką manėme, kad reikia epizodo apie ją. Tema vadinasi socialinių medijų įtaka mūsų kasdienybei. Socialinės medijos, tai turime omeny pirmiausia tokius dalykus kaip socialiniai tinklai, Facebook, Instagram, TikTok ir turbūt dar daugiau yra žinančių daugiau už mus. Ir tai yra pakankamai naujas dalykas mūsų pasaulyje paskutiniai 10 ar 14 metų. Naujas, tačiau labai galingas dalykas, labai stiprus dalykas, labai paveikus ir drįstame teikti, kad transformuojantis mūsų kasdienybę, labai įnešantis naujų dalykų į mūsų kasdienybę. Žmogus prieš 20 metų jo diena, vakaras ar naktis atrodo tikrai kitaip. Šiuo požiūriu socialinės medijos keičia žmogaus santykį su savimi, keičia žmogaus santykį su kitais, veikia jo savijautą. Žodžiu, tai dalykas, be kurio dabar turbūt daugam sunku įsivaizduoti gyvenimą, tačiau taip, gyvenimas prieš 20 metų buvo toks, be jo, be šito dalyko, tai yra be socialinių medijų. Ir tinklalaidės tikslas šios dienos yra daugiau mažiau apsvarstyti tą ir poveikį, tiek poveikį mūsų santykiui su tikrovę, su savimi, su kitais, tiek savijautą, tiek ir kitus dalykus. Taip pat šiame epizode bandysime pasiūlyti ir tokias kaip filosofinės refleksijas paties reiškinio, kaip socialinis tinklas. Tai bandysime konkrečiau apibrėžti, kas tai yra, kaip tai veikia, įtraukdami įvairius aspektus. Tai manau, kad bus įdomu. Ir tada tiesiog iš anksto pristatysiu trumpą planą to, apie ką šiandien šnekėsime. Tai pirmiausia, tiesiog pabandysime taip preliminariai pastebėti, tokį mesti žvilgsnį į tokius pokyčius, kuriuos galime čia ir dabar taip pakankamai lengvai atpažinti. Tokie, sakykime, faktiniai kasdienybės pokyčiai, liečiantis mūsų savijautą, laiką, dėmesį, energiją pokyčiai susiję su ta socialinių tinklų įtaka. Kitas aspektas, jau judant prie tokios gilesnės refleksijos, bus savimonės tema. Tai yra, mes teigiame, turbūt tvirtiname tokią tezę, kad socialiniai tinklai daro įtaką žmogaus savimoniai. Taip sakant, tam, kaip žmogus suvokia save patį. Aišku, tam, kaip ir kitus žmonės mato, bet manau, kad gal mažiau pastebima ir kartu labiau reikšminga yra tema, kaip suvokia savi patį, kaip transformuojasi žmogaus savęs suvokimas, savęs vaizdinys, savęs pateikimas kitiems ir panašiai, būtent per tą socialinių medijų įtaką. Dar viena tema, apie kurią kalbėsime, tai poveikis socialinių tinklų emociniai savijautai. Tai yra, kaip tai veikia mūsų kasdienę emocinę savijautą, mūsų nuotaiką, mūsų netgi galbūt įvairius lūkesčius gyvenimui. Ir judant jau į pabaigą,
šitos laidos kalbėsimės taip pat apie dar vieną tokį filosofinį svarbų momentą, kalbant apie socialinius tinklus, tai žiūrint į socialinius tinklus kaip technologinį tam tikrą fenomeną. Tai yra iš technologijos filosofijos einantis toksai žvilgsnis į šitą reiškinį, atkreipiant dėmesį, kad socialiniai tinklai iš tikrųjų yra technologinės raidos taip pat rezultatas. Tai bandysime pažiūrėti į visą tai šiuo kampu. Taip pat ir atkreipiant dėmesį į tai, kad technologija nėra tik tais kažkoks įrankis, kurį mes naudojame, bet taip pat tai yra toks reiškinys, kuris formuoja žmogų. Tai yra svarbi šiuolaikinės filosofijos tema, kad technika yra tarsi terpė, kuri formuoja žmogų. Žmogus nėra technologijų šeimininkas, nors dažnai taip dedasi. Tai per šitą kampą bandysime žiūrėti į socialinių technologijų, sakykime, fenomeną, socialinės medijos kaip socialinės technologijos, galima taip sakyti. Ir galų gale klasikinis klausimas, nuo kurio kartais bandoma išsisukti, bet jis vis tiek labai svarbus, tai ką su tuo daryti? Ar ne? Tai kaip mums būti, kaip mums reaguoti į šitą realybę. Mes joje šiaip jau gyvename turbūt pakankamai ilgai, jau turbūt nebūtų teisinga sakyti, kad čia dar vyksta kažkoks pokytis, mes jau turbūt esame pilnai panirę į šitą realybę, bet vis tiek, matant, kad tai yra problemiškas reiškinys, kaip su to būti, ką su to daryti. Turint omenyje, kad tai iš tikrųjų daro kartais pakankamai ir neigiamą įtaką mūsų savijautai. Tai toks planelis šiandienai. Bet visą tai pradėsime nuo tokio paprastesnio klausimo, tokio biografinio klausimo. Algi, jeigu tau reiktų šiek tiek žvilgtelti atgal į savo gyvenimą ir prisiminti, kaip ir kada tu pradėjai vartoti socialinės medijas ir koks motyvas tave paskatino įsitraukti, gal galėtum papasakoti? Šiaip ganėtinai tiksliai atsimenu, kad tai buvo dabar 2025 metai. Tai buvo apie kokius 11-12 metus, kai grojau grupėje, tik pradėjau grupėje groti ir tuo metu Facebookas įsivažiavo po truputį, dar nebuvo, kad visi žmonės turėjo ar dauguma turėjo tuos profilius. Bet aš atsimenu, kad mūsų grupė turėjo jau tą profilį ir kažkuriuo metu man gal įdomu, aš dar neturėjau asmenio, bet man įdomu pasidarė, ką grupės kolegos ten rašo ir susikūriau vadinamą feikinį profilį. Mes su grupė turėjom ten tam tikrą mitologiją apie, aš tranzuodavau tuo metu labai daug, tai yra apie tolimųjų reisų vairuotojus, turėjom tokį mitologizuotą vaidmenį ir sukūriau feikinį tolimųjų reisų vairuotojo furisto profilį. Tai reiškia, kad tu buvai kaip ir administratorius to profilio, bet tai nebuvo, kad tu save kaip taip, tokį mano draugai žinojo ir ten rašydavo visiškas nesąmonės. Bet tada, atsimenu, 13 metais aš pradėjau daryti radio laidą ir tai radio laidai jau administruoti, reklamuoti, aš sukūriau normalų. Ir tada pradėjau ir solinę muzikinę veiklą užsiimti. Tai po kurio laiko ir antrą profilį jau tą muzikinį susikūriau, ir pamažu įsivažiavau. Bet tiesą sakant, naudoju šitą vienintelį dalyką. Jeigu YouTube'o mes nelaikysim socialinę mediją, nes ten irgi turiu kanalą, bet iš principo Facebookas man yra vienintelė socialinė medija ir štai 14 metų naudoju, ir tas santykis varijuojantis, bet iš principo tai aš nesu labai patenkintas taip kaip tuo, kaip vartoju, norėčiau tiesiog daug mažiau to daryti. Tai tokia istorija, nežinau ar labai įdomi, bet tiesiog atskleidžiau, kada tai buvo. Taip. Man įdomi, nes aš dar pasitikslinsiu, kaip keitėsi tas vartojimas, nes taip skamba, kad pačioj pradžiai, kaip pokštą tokį sukūrė tą savo akauntą, savo paskyrą ir tarsi tyrinėjai, kas tai yra per reiškinys, o ilgainiui
sakykime, ta tokia tavo veikla ir kažkoks, vaizdinys, kuri ten tarsi vis arčiau tavęs kaip asmens judėjo. Manau, kad taip ir nutiko, nors aš prieš kažkiek metų nustojau iš vis kažką viešinti apie asmeninį gyvenimą, ten, kur beveik, sakykime, kur važiuoju, ką veikiu ir taip toliau. Neskaitant muzikos, neskaitant, pavyzdžiui, filosofinio konsultavimo, reklamuoju daug veiklos, nes tai vienintelis variantas, geriausias variantas šiuo metu, man atrodo. Tai tiesiog tai pasidarė svarbia dalim prieš kažkiek metų ir sunku įsivaizduoti, kaip be to pavyktų. Ir taip, iš pradžių pokštas galbūt buvo, nes man nelabai pavykdavo rimtai žiūrėti. Ir iki šiol aš, pavyzdžiui, diskusijose tai niekad nedalyvauju, politinėse, pavyzdžiui. Čia yra kitos priežastys, aš tiesiog žinau, kad internete aš negaliu, nes pernelyg įsierzinu, įsinervinu ir gyvoje diskusijoje yra kažkoks garo nuleidimo mechanizmas, o ten nėra, man atrodo. Ir dėl to negaliu dalyvauti, tiesiog tą žinau. Tai naudoju iš principo reklamai, viešinimui ir tokiem dalykam, tačiau, kodėl sakau, nesu patenkintas, kartais tiesiog tas atrodo įsiurbia daugiau energijos išeikvoja. Ir kartais taip pat galiu pažiūrėti, ką kiti žmonės veikia ir tas išsiurbia dar daugiau energijos. Ir turbūt yra galbūt tokia destruktyviausia viso to pusė. Nes jeigu tu vien tik tais įdedi kaip į būdavo Alio ar koks laikraštis skelbimą, tai kaip ir nieko nėra, bet turbūt daug daugiau problemų atsiranda iš kito, kad tai yra kaip bendra tam tikra terpė. Įdomu, dar kalbant, kai tu kalbi, girdisi toks dalykas, kuris, manau, vėlgi visai yra paplitęs, bet kad norėtųsi mažiau laiko ten leisti, bet gaunasi, kad praleidi daugiau negu norisi. Taip. Tai vien jau tas. Man atrodo, kad šiandien gal tą šiek tiek palukštensim, kodėl taip yra. O tavo kokia istorija, papasakai? Mano istorija, atrodo, biški anksčiau gal prasidėjo negu taviškė. Aš galvoju, gal čia buvo kokie 2000, galėjo būti 10 ir 11 metai. Kažkas tokio. Aš irgi atsimenu, kad plito jau tada Facebookas, aš dar neturėjau, bet nemažai žmonių turėjo. Ir tuo metu, buvo gal toks etapas mano gyvenime, kai aš pradėjau jaust gal kažkokią biškį, kad jaučiuosi, kad man reiktų biškį praplėst ratą žmonių, su kuriais bendrauju, geriau suprasti, kas vyksta aplink mane. Aš pradėjau suprasti, kad daug įvairiausių renginių yra reklamuojama Facebook'e ir jau kitur apie juos gal sunku sužinoti. Tai tas motyvas paskatino, nes aš kažkaip pajutau tokį stiprų kažkokį postumį, tai biškį plėst savo ratą, tokį gyvenimo ratą ir tada susikūriau. Tai ir tas pasiteisino, žodžiu, ten ir pavyko, žodžiu, tų renginių daugiau rasti, kurie mane domino ir su kai kuriais žmonėm kažkokį kontaktą užmegzt ir atnaujint. Bet sakyčiau, kad irgi tokį nugyvenau įdomų procesą, kur pačioj pradžioj tai buvo tokia kaip funkcija, sakykime, bet ilgainiui, mano tapatybės dalimi tai tikrai tapo po truputį. Tai reiškia, aš pradėjau kažkada ten ir papostinti kažką ten, žodžiu, kažkokias veiklas, kurias įsitraukiu, žodžiu, apie tai kažką pasakyti. Niekada nebuvo taip, kad aš apie savo laisvalaikį tenais labai kažką tokio keliu. Vieną kitą sykį buvo, bet vis tiek, mano kažkokia tapatybės dalimi tai po truputį tapo. Kažkokiu tarsi ruporu, per kurį aš galiu tarsi sakyti kažką. Paskui, pavyzdžiui, mąstau apie tai, kad tas socialinė medija tikrai vaidino vaidmenį, kai aš pradėjau tą savo tokį profesinį posūkį nuo filosofijos į terapiją, nes būtent
Facebook'e aš irgi paskelbiau pirmą tokį postą, kad aš judu į tą pusę, kad ieškau pirmų klientų, kad aš mokausi, man reikia žmonių, kurie sutiktų būti mano pirmais klientais ir padėtų man augti. Tai vėlgi, Facebookas tame suvaidino vaidmenį. Tai čia buvo kažkokia platforma, kurioje mano kažkokia profesinė tapatybė buvo inicijuota dalinai ne tik čia, bet ir čia. Ir tai, kad aš užsiimu terapiją, sakyčiau, tas socialinis tinklas kažkiek turbūt tą konsolidavo. Mano kažkokį tapatybės pokytį. Tai vėlgi, matau tą tokią kažkokią progresiją nuo tokio funkcinio santykio su tuo, kur ilgainiui įsilieja ir į mano tapatybės konstravimo kažkokį procesą. Visą tai. Ačiū tau už tokį savo irgi išpažinimą. Aš galvoju, gal tada judam prie kitos jau tokios jau temos, potėmės. Tai tiesiog kaip tai kasdienybė žmonių keičia, nes sakoma, kad tai galingas dalykas, bet man atrodo, galima tiesiog pažiūrėti empiriškai, kaip pasikeitė vidutinio žmogaus kasdienybė lyginant su to prieš 20 metų ir dabar šiuo požiūriu. Tai man atrodo akivaizdu, pirmiausia, jeigu važiuoji viešuoju transportu ar eini kažkur, ar tiesiog kažkur būni, pamatai, kad daug žmonių tai pasakysiu, žiūri į ekraną. Ir jie žiūri į ekraną ir aš nežinau, ką jie daro, bet statistika yra tokia, aš patikrinau, kad turbūt čia pagal apklausas, ar aš nežinau, gal yra būdų kažkaip tą stebėti, sekti, kad po 2,5 valandos vidutinis žmogus praleidžia socialiniuose tinkluose per dieną. 2,5 valandos jaunesni pagal tą pačią statistiką daugiau. Ar čia daug ar mažai, man atrodo, kad tai yra neįtikėtinai daug, nes turim 24 valandų parą. Sakykime, vidutiniškai kokios 8 valandos išeina miegui, dar kelios valandos turbūt tokiem dalykam kaip valgymui, kėlimuisi, nežinau, dar kažkam, tokiam gana mechaniniam, automatiniam. Žodžiu, lieka mum 14 valandų ir iš tų 14 valandų mes beveik ketvirtį, penktadalį praleidžiam prie socialinių tinklų ir aš čia dar nekalbėjau apie darbą, nes darbas yra dar kitas rytis. Tai įsivaizduokim, koks yra neįtikėtinas laiko kiekis. Jeigu mes atfiltruojam darbą iš tų 14, tai lieka 5-6 valandas. Ir iš tų 5-6 valandų daugiau mažiau pusę tam yra paskiriama. Daug žmonių turbūt ir darbo metu tuo užsiema. Tai man atrodo, kad tai yra labai daug ir įsivaizduokim, atsiranda veikla, kuriai žmonės paskiria didžiulę dalį savo laiko ir labai daug energijos. Ir tai be jokios abejonės daro įtaka, ne tai, kad daro įtaką, keičia pasaulį, keičia žmonių kasdienybę, nes šitas rytis tampa viena iš pagrindinių apskritai veiklos ryčių, leisti laiką socialiniuose tinkluose. Tai vėlgi kasdienybėje tas akivaizdu tiesiog apsidairius, kur žmonės yra nukreipę savo dėmesį. Taip pat kasdienybėje tas viešasis gyvenimas didelė dalimi ten yra persikėlęs, bendravimo labai daug yra persikėlę ten, diskusijų, socialiniai tinklai ir ankstesnės žiniasklaidos funkcijas ganėtinai yra perėmę, ne 100%, bet didelė dalimi taip pat. Žodžiu, nauja terpė, nauja tikrovės sritis, sfera, naujas užsiėmimas, kuriuo žmogus kasdienybėje, kuriam labai daug paskiria laiko. Žodžiu, man atrodo, kad galima drąsiai sakyti, kad toks stebėjimas vidutinio žmogaus, ką jis veikia, yra puikus įrodymas, kad socialiniai tinklai žmonių kasdienėje veikloje užėmė tokią ypatingai svarbią vietą ir užima nepaprastai daug laiko, labai daug energijos sueikvoja
ir be jokios abejonės transformuoja labai daug, apie ką šiandien toliau ir pratęsime. Tai žodžiu, čia aišku, gal net kvaila tokius paprastus dalykus sakyti, bet, iš tikrųjų yra taip, kad, toks masinis pokytis yra įvykęs, ta prasme, kad daugybė žmonių turbūt rečiau sutiksi žmogų, kuris nėra tame, žodžiu, patyrė tokį pokytį savo kasdienio gyvenimo, kad pakankamai geras gabalas laiko yra praleidžiamas, kaip čia, žiūrint į ekraną ir vienaip ar kitaip dalyvaujant tenais. Gal tu, Algi, turi kažkokių svarstymų, kas prie to galėjo prisidėti, kas tame socialinės medijos fenomene yra tokio įtraukaus. Čia turi kokių nors svarstymų. Man atrodo, kad labai daug yra tų faktorių. Tai vienas, matyt, yra tiesiog labai gudriai sukonstruota viskas. Sukonstruota ta prasme, kad matyt, tokiam kažkuria prasme iracionaliam lygmenį, kurio tarsi negali iš anksto pagauti. Turime spalvas, vaizdų pokyčių greitį, telefono dydį, pavyzdžiui, nes telefonas turbūt dažniausiai dabar yra naudojamas tam, patogumą tam tikrą, tai čia tarsi vienas toks aspektas, bet man atrodo daug svarbesnis yra kitas, kad tu vienoje vietoje tau atsidaro nepaprastai daug informacijos ir tu tarsi gali stebėti kitų gyvenimus ir tuo pačiu tu tarsi išgyveni tokį bendrumo ir dalyvavimo tam tikrame kolektyvinėme vyksme jausmą. Nes tu tarsi stebi, kad tas veikia, kad tas kalba, tai tarsi yra toks simulacija, lyg tu būtum, klasikinė viešoje erdvėje, graikų agora būdavo, sakykime, ką mes iš filosofijos gal atsinešam. Tai tarsi tu esi ten kažkur ir tu gali matyti, bet dar žmonės iš privačių gyvenimų kažką gali ten paviešinti. Kita vertus, tai yra ir toks tarsi žvaigždžių gyvenimo simulacija, nes anksčiau tik tais maža dalis žmonių apie juos būdavo viešinama, ką jie veikia, o dabar iš principo kiekvienas gali taip iš savęs pasidaryti. Tai man atrodo ir tą tokį socialinį instinktą, tas taiko tuo pačiu turbūt ir kažkokį smalsumo instinktą, apie ką ir Heideggeris rašė, ir Schopenhaueris rašė šniukštinėjimo savoką. Man labai patiko tokia nešvari kažkokia. Čia naujas vertimas tos savokos, bent jau. Aš apie Schopenhauerį. Schopenhauerį. Taip. Šniukštinėjimas. Jo, kad žmogus turi polinkį į šitą, tiesiog pažiūrėti, kas ten. Tai man atrodo, šitas buvo dalykas, socialinis instinktas, tas smalsumas, šniukštinėjimo poreikis. Tada turbūt ir tam tikros, galbūt ir laikmečio, aš nežinau, ar ne tik laikmečio, bet apskritai žmogaus ir egzistencinės tokios problemos, galbūt ir amžinos, yra buvimo su savim, buvimo su kitais, kas nebūtinai yra lengvi dalykai, nebūtinai yra paprasti dalykai. Ir tai turbūt susiję ir su laikmečio individualizacija, tokia atomizacija žmonių šiek tiek. Žmonės galbūt jaučiasi vienišesni ir čia toks pakaitalas, kuris tarsi leidžia šito nejausti. Tai man atrodo, tas prisidėjo, kodėl taip lengvai pasigavo. Plus dar vienas dalykas, čia gal iš dalies pratęsiu tą pirmą punktą, kurį paminėjau. Tikrai gudrų žmonės tą kūrė, socialinės medijas. Tikrai nekvailiai ir jie puikiai perprato žmonių psichologiją, emocijas, žmonių instinktus, polinkius, priklausomybės. Ir labai gerą knygą skaičiau, iš kurios visai apie šitą reiškinį pavyko gerą vaizdą susidaryti. 10 priežasčių, 10 arguments for deleting your social media accounts right now, Jaron Lanier. Toks autorius dalyvavęs kūrime viso to, ir jisai pasakojo,
kaip jie paleido tokį dalyką kaip like mygtuką, kurio galėjo visiškai nebūti. Bet kuris, žodžiu, buvo labai svarbus toks, labai svarbus įrankis žmonės įpriklausomybinti į socialinius tinklus, nes sukūrė tą tokį santykį, kad mane kolektyvas priima, mane myli arba atstumia ir manęs nemyli arba manęs nepastebi. Žodžiu, vėlgi tokia simulacija socialumo, bet tokia įdomia forma, kad jisai tau yra visą laiką pašonėje ir galbūt tu jautiesi atskirtas nuo pasaulio, bet taiga pažiūri į telefoną ir tu tarsi dalyvauji tame. Tarsi dalyvauji ir, kalbant apie laikus, pats gali laikinti, bet ir tave laikina, taip sakant. Ir, aš bent jau pastebėjau, kad nors aš suprantu, kad čia totali nesąmonė, bet, mane emociškai veikia tai, kiek žmonės laikina arba nelaikina tą mano postą kažkokį. Gal, tikrai nepergyvenu, jeigu niekas ten labai kažkaip nelaikina, bet kai yra tas tai tas glosto kažkaip širdį, turiu pripažinti. Dar pastebėjau tokį keistą dalyką, kad bent Facebook'e tarsi atsirado tokia funkcija, kad tu gali neberodyti ant to skaičiaus viešai, kiek tavo postas tu laikus suranda. Tai žodžiu, tu postini. Taip netgi manau. Tave laikina, bet tada visi kiti, kurie mato tą postą, jie neturi matymo, kiek žmonių, tą palaikino. Bet pats autorius mato. Ir, man bent jau įspūdis, kad, autoriui tai vis tiek yra ta, sakykime, žala kažkokia, kuriama tokia, psichologinė priklausomybė nuo to posto. Taip, bet man atrodo, ta psichologinė priklausomybė čia yra vienas iš esminių ir būtent per šituos dalykus. Dar kitas aspektas, kurį tu paminėjai, man pasirodė įdomus, kad daug to viešo gyvenimo ten persikelia. Tai reiškia, ten ir politiniai net visokie vyksta įvykiai. Pranešimai įvairūs politiniai ten neretai vyksta. Neretai pirmas sykį kažkokia politinė žinia nuskamba socialiniam tinkle, net nebe žiniasklaidos priemonėje, o socialiniam tinkle. Kaip tu tai vertini, ar čia... Iš tikrųjų, aš atsimenu, kai tai atsirado ir man tai atrodė absurdas kažkoks. Tikrai kokie 14-13 metai, kad ten rimtai žmonės rimtus dalykus rašo, išgyvenimus arba rimtus politinius pareiškimus. Tikrai negalėjau pagauti, kaip čia taip įmanoma. Tikrai atrodė visiškas farsas, absurdas ir nesąmonė, tačiau kažkaip pripratau po to. Bet čia ta politinė sfera ir tokia komunikacinė sfera turbūt atskiros temos tam reiktų, nes šiaip tai yra labai pavojingas reiškinys mano požiūrį. Ir vėlgi ta pati knyga, kurią citavau, labai gerai atskleidžia, kur tie žmonės, kurie kūrė šitos reikalus, jie tikėjosi visuomenės demokratizacijos. Ir jie buvo tokie liberal kairiųjų pažiūrų žmonės, kurie norėjo pasaulį gražesniu padaryti, geresniu, kur ir galios nelygybė būtų mažesnė, ir turtinė nelygybė, kur kažkokios... socialinis teisingumas būtų labiau gyventas, tačiau pamatėme, kad rezultatai yra visiškai kiti. Tikrai Trumpo iškilimas ir įvairių panašių veikėjų iškilimas, 100% garantuot galiu, kad su socialinėm medijom tikrai yra susijęs, nes tokie žmonės labiausiai išmoko tai panaudoti. Tame manipuliacija tokia vyksta ir čia turbūt nenaujiena girdint, kad yra burbulai tie informaciniai. Ir tarsi politikas tampa tokiu savu labai, kai jisai socialinėse tinkluose parašo. Jisai suartėja tarsi. Suartėja. Ir tarsi įdomu, kad iš pažiūros gali atrodyti, kad čia žavus toks mechanizmas, kaip politikas tampa savas arba toks verslo magnatas. Juk mes visi turim jausmus, mes visi savi čia ir... koks šaunus jisai, kad nebe toks kostiumuotas, nuobodus pirdyla. Paustina. Taip, bet aš iš tikrųjų paskutiniais metais esu tokių nuobodžių kostiumuotų pirdylų pusėje, absoliučiai. Ir čia nepriklausomai ar
kairė ar dešinė ar dar kas. Tiesiog, man atrodo, šitas politiko tipas ir šitas politikos tipas yra labai blogas ir labai pavojingas. Nu, iš tikrųjų, tai kuria regimybę, kad Taip. politika tarsi priartėja. Čia vat, bent jau man, kuris išryškėjo klausimas, vat, ar ta politika, kuri atsiskleidžia socialiniam tinkle, nu, kiek ją galima pasitikėti kaip reprezentacija tų sprendimų, kurie iš tiesų yra priimami. O kaip tu manai šitoj situacijai? Nu, aš manau, čia principinis toks skeptiškumas turėtų galioti visada. Va tik klausimas, kiek žmonės, publika turi to skeptiškumo. Kartais galbūt, gali būti, nežinau, išviešinami kažkokie faktai, kurie politinius įvykius pakreipia viena ar kita linkme. Ten, pavyzdžiui, ten apie mūsų ministrą pirmininką pastaruoju metu vis išnyra socialiniai erdvėjai tokie tarsi kompromituojantis faktai. Klausimas, ar tas kažkokį poveikį padarys. Nu, čia labai tokia slidi vieta, man atrodo. Aš šiaip prisimenu Žano Bodriaro komentarus apie tą visą. Jis nematė interneto, bet matė jau televiziją, matė televizijos naujienas, tai jis taip labai kritiškai kalba apie visą tai, sako, kad čia susidaro iliuzija kažkokio socialinio teisingumo, socialinės kovos, nors iš tikrųjų po visu tuo ten slypi visai kiti dalykai. Tiesiog pati ta socialinė tokia medija, tebūnie ir televizijos kažkokiu pavidalu, ar Facebooko jinai sudaro įspūdį, kad kažkas vyksta. Bet kas vyksta, ne visai aišku. Svarbu, kad tą palietei, aš galvoju, kad labai norėčiau čia pratęsti dar šitą temą, bet judam gal toliau. Ir kitas dalykas, ką mes su tavim kalbėdamis ir ketindami šitą temą išplėtoti, socialinių medijų įtaką kasdienybei, ką man atrodo daug palėtėm ir kas gal centras net buvo, tai kaip tai keičia santykį su savimi, su kitais, savęs suvokimą, kitaip tariant, savimonės tema, nes jeigu tai būtų tiesiog socialinės medijos, vienas iš, kaip žaidimas, porą valandų vakare žmogus pažaidžia ir kitą dieną pamiršta, tai būtų vienas dalykas, bet čia yra daug galingesnis juk mechanizmas. Ir dėl to tikrai verta paklausti, kaip tai keičia tai, kas mūsų galvoje apskritai, kaip save suvokiame kitus, kaip santykis su kitais keičiasi. Čia vienas įdomiausių man klausimų, labiausiai intriguojančių. Galbūt kaip tokia įžanga į šitą temą mūsų tos biografijos gali tarnauti, bet manau, čia tikrai ne vien mūsų toks pavyzdys, kad, žodžiu, prasideda nuo tokio santykio kaip su funkcija, tas santykis su socialiniu tinklu, bet paskui po truputį tai, ką aš, pavyzdžiui, kalbu arba įkeliu į socialinį tinklą, aš pradedu jau pats suvokti kaip mano paties balsą. Kad aš kalbu savo balsu tam socialiniam tinkle, aš keliu savo nuotrauką, aš keliu savo ten įvykį kokį nors gyvenimo į socialinį tinklą. Aš pasakoju apie save, tai reiškia, taip kalbant, konstruojamas tam tikras naratyvas, tam tikras vaizdinys, įvaizdis, kurį aš pradedu vis labiau sieti su savimi. Reiškia, tai esu aš, mano pratęsimas. Ir dar turbūt šalia to, ką tu pasakėjai, dar ir gaunasi, kad to mano pratęsimo įvertinimas pasidaro labai svarbus. Ten padaryta kaip ir esminis dalykas, kad kiti įvertina per tos paprastus migtukus. Taip, ten esu aš ir dar esu vertinamas. Taip, ir arba žmonėms patinku, arba nepatinku. Tai čia yra dar vienas toks elementas, kad aš save, sakykime, suprantu tai, ką dedu į socialinę mediją kaip savo paties tąsą, bet kartu, aš tai, ką aš konstruoju to socialinėje medijoje, yra kažkaip,
paveikta tos medijos taisyklių. Tai reiškia, tai, kaip aš save konstruoju, persipina su pačios socialinės medijos taisyklėm. Tai, taip paprastai kalbant, pavyzdžiui, gali būti, kad aš pradėsiu galbūt postint kelt tai, kas yra postinama ir keliama socialiniai medijai, žinai, kelionės kokios nors. Aš, pavyzdžiui, nenaudoju Instagramo labai, bet esu tikrai bendravęs su klientais, su jaunais žmonėm, kurie, stebi, kaip kiti ten keliauja. Ir čia yra iš tikrųjų didelis trendas, man atrodo, keliavimo ir tada rodymo, kur tu keliauji, kaip tu keliauji, ką tu veiki. Ir tada, stebėdamas tai, žmogus, pavyzdžiui, gali jausti didelį nerimą, kad aš taip nedarau ir nekeliauju, mano gyvenimas netoks turtingas, netoks prasmingas. Ir tada reaguodamas į tai, pradėti keisti savo gyvenimą, būtent tą kryptimi ir paskui dėti, žodžiu, tos įvairiausius įspūdžius į Instagramą ar kitą kokį nors socialinę mediją. Tai, žodžiu, tai, kaip aš save konstruoju, susipina su taisyklėmis, pagal kurias funkcionuoja ta socialinė medija ir tais trendais kažkokiais tom tendencijom, kurios, sakykime, vyrauja tam socialiniam tinkle. Ir labai įdomu, pavyzdžiui, su vienu klientu esu kalbėjęs, žodžiu, kad išgirsta iš kito žmogaus tokį komentarą, wow, kiek tu daug keliauji, kaip čia įdomu viskas ir panašiai pas tave, o pats žmogus supranta, kad tai nėra, kad ten labai daug keliauja, tiesiog yra pridėta tų įvairiausių nuotraukų. Bet paskui tas žmogus, kuris išgirdo šitą komentarą, pats reflektuoja, kad aš žiūriu į kitus ir man atrodo, kad wow, kiek čia daug keliauja. Tai, žodžiu, tokie žvilgsniai vienas į kitą. Arba jis gali mąstyti per tą perspektyvą, kad oi, aš keliautojas, bet aš nepakankamai daug keliauju, nes kiti mato, kad aš daug keliauju, reiškia, gali žmogus paversti tai tokios tariamos savo tapatybės dalimi arba standarto, į ką turiu lygiuotis. Tai gali būti netgi tariama tokia tapatybė, kad galbūt realybėje tai nevyksta, bet jeigu žmonės patiki tuo, kad taip yra, tai irgi kažką duoda man. Ir žmonės patiki tuo, ką aš rodau ir kur ta riba iš tikrųjų tarp realybės ir tuo, kad žmonės viso labo patiki tuo, ką keliu ir rodau. Tai, žodžiu, tai, kas yra socialiniai medijoje, tampa mano ekstencija. Ir vis labiau ir labiau, tampa įprasta man sakyti, kad čia esu aš, čia yra mano balsas, čia mano gyvenimas. Tas naratyvas, kurį aš ten pristatau, yra tikras naratyvas apie mane. Čia vienas tokių momentų, kurie, manau, atspindi tą pokytį. Ir kas dar yra svarbu, turbūt, kad kai mes sutinkame vienas kitą, sakykime, suartėję fiziniais kūnais, suartėję fizinėje erdvėje, žvelgdami į vienas kitą, mes tarsi omenyje turime neretai irgi tą socialinį tinklą. Žodžiu, matydami žmogų, mes kartu turime omenyje apie jį tai, ką matėme tam socialiniam tinkle. Ir tai tampa taip pat tokia tapatybės pratęsimo tokia dalimi. Ir tiek, kai aš esu matomas, aš mąstau, pavyzdžiui, ar jisai matė tai, ką aš ten postinau, sakykime. Ir kitą matydamas, aš irgi neretai pagaunu save, kad aš žinau, ką jisai darė. Aš žinau, ką jisai veikia. Čia tokia tarsi paralelinė dimensija atsiveria, kur ta riba tarp tikro žmogaus ir to, kas yra medijoje socialiniai, labai išsitrina iš tikrųjų. Klausimas, ar dar iš vis beprasminga apie tą ribą kalbėti. Man atrodo, pavyzdžiui, Žanas Baudrillaras irgi juda į tą pusę, kad ta skirtis tarp tikro ir netikro, tikro ir dirbtinio, jinai nebelabai svarbi. Mes čia turim naudoti kažkokias kitas visai kategorijas, kad suprastume, kaip susipina šitie du dalykai. Prie to noriu pridėti dar vieną tokį aspektą, kuris man irgi atrodo svarbus, reflektuojant, kokią įtaką daro socialinis tinklas savimoniai. Tai čia yra tokia bendresnė, sakykime, mano tezė, kad socialinėme tinkle būdas būti su kitais žmonėmis
turi, na, sakykime, tokią narciziškumo formą. Kitaip sakant, viskas ten yra labiau apie mane negu apie kitą. Net jeigu mes imtume šiaip jau kažkokį santykį, tarp asmeninį santykį, tai visada ten tokie du modalumai, kurie vienodai gali būti svarbus. Tai viena vertus aš kažką apie save atskleidžiu, kita vertus tai yra erdvė, susitelkti į kitą žmogų, būti su kitu žmogum, jį girdėti, suprasti jo kažkokius poreikius, panašiai, suvokti jo kitoniškumą ir būnant, sakykime, tokiam gyvam fiziniam kontakte, kito kitoniškumas, kito autonomija, kito asmeniškumas gerokai ryškesni yra. Tuo tarpu socialiniai medijoje pagrindinis modalumas yra apie mane, ne apie kitą, o apie mane ir man atrodo tai irgi daro paskui įtaką galbūt net ir kasdieniam tokiam gyvenimui. Ir, na, bent jau aš esu pastebėjęs tokių atvejų, nenoriu to teikti kaip apibendrinimo, bet, sakykime, tie žmonės, kurie daug dalyvauja socialiniai medijoje intensyviai, man atrodė labiau į save susitelkę ir kasdieniam tokiam bendravime. Negaliu to labai tvirtinti 100%, bet esu tą pastebėjęs ir man kyla klausimas, ar nėra taip, kad čia nebūtinai yra žmogaus asmeninė savybė kažkokia, bet vien tik tais, bet kad pati socialinė medija jinai labai skatina tokį buvimo būdą. Tai reiškia apie mane. Aš sakau kažką, aš kažką rodau, kiti reaguoja į tai, ką sakau ir į tai, ką rodau. Tik tai gal pridėsiu, kad čia man atrodo įdomus tokio individualumo arba tokio narciziškumo ir kolektyviškumo ryšys, na, čia šiek tiek jau pripainėjau savoką, bet gerai. Apie mane ir kitą. Tai tiesiog kitas čia tampa mano įrankiu kažkaip, nes aš tada konstruoju irgi save, ne šiaip savo, bet kad parodyčiau kitiems, kad kiti matytų, tarsi kitas dalyvauja. Tačiau tai, kaip kiti mato, nuo to priklauso, kaip ir aš pats į save žiūriu. Kitaip tariant, viską darau vardan kitų pritarimo ir tam vaizdiniui apie save kurti. Ir tada tai labai stipriai veikia, kaip aš iš tikrųjų save suvokiu ir kaip jaučiuosi. Bet iš principo kitas tampa funkcija. Kitas kaip funkcija, kuri patvirtina... Ir aš pats funkcija. Kuria prasme? Ta prasme, kad aš esu, mano irgi tikslas pasirodyti kitam. Tokiu būdu, kažkoks vidinis narciziškumas tada iš to maitinasi. Tačiau jam irgi būtinas, čia jau einu gal šiek tiek kita tema, kad jam būtinas irgi kitas kaip kažkokia iškreipta forma, kaip tas patvirtinantis mano vertę. Čia geras pastebėjimas, gal ne visai tą žodį taip pavartočiau, kad aš kaip funkcija, bet kažkuria prasme gal net ir taip. Ypač jeigu mes iškeltume klausimą, o ką aš rodau, ne? Ir kas tai yra per aktas, kuomet aš kažką rodau, tai galima būtų žiūrėti iš tos pusės, kad aš kažką įkeliu, kažką pasakau ir tarsi save išreiškiu. Bet ar tikrai čia yra savęs išreiškimo aktas, galima pažiūrėti iš tos pusės, kad tai yra vėlgi kažkokio trendo atkartojimas, kažkokios tendencijos atkartojimas. Ypač, pavyzdžiui, kaip pavyzdį imant keliavimo nuotraukų kėlimas. Aš sakyčiau, kad čia yra mada labiau. Ir tai reiškia, nėra taip, kad aš save išreiškiu, aš save parodau. Labiau aš save sutapatinu su mada kažkokia. Ne? Ir kai gaunu iš kitų patvirtinimą kažkokį, tai, faktiškai, kas įvyksta, tai, aš sėkmingai save sutapatinau su mada kažkokia. Sutinku, kad tu, žodžiu, ne tai, kad savo iš tikrųjų parodai gyvenimą, o tu parodai, kad atitinki standartą tą, kurį socialinė medija kaip ir propaguoja. Taip. Tai galų gale čia gaunasi, ištirpsta iš tikrųjų paradoksaliai tiek aš, tiek kitas. Aš save sutapatinu su mada, o kiti žmonės, sakykime, duoda man žinot, kad aš sėkmingai sutapatinau save su mada.
Ir dar vienas dalykas, šalia to, tai juk dar labai svarbu, kad žmogus čia parodo tik tais tokią pusę, kokiais nori, kad kiti matytų. Juk ir irgi tada save perskelia tarsi į dvi dalis, nes žmogus yra ne tik tais toks, kokiu jis nori, kad kiti jį matytų. Na, turi daug tokių dalykų, kiekvienas iš mūsų, kurie gal atrodys, nuo kurių ir gėdijasi, ir jaučia kaltę. Bet ten tai socialiniuose tinkluose jisai pristato tik tokią vieną nupoliruotą, švarę, turbūt, net jeigu ir kažką tarsi negatyvaus teigia ar diskutuoja ir išreiškia kažkokį pyktį, bet iš principo tai vis tiek yra modeliuojamas savęs vaizdinys ir toks vienakryptis. Paprastai taip, aš manau. Nors esu matęs žmonių, kurie sąmoningai panašu kaip ir atskleidžia tokius gėdingus dalykus. Sakykime, gėdingus visuomeniniais standartais ar socialinės medijos standartais. Pavyzdžiui. Pavyzdžiui, ten, sakykime, mergina atvirai kalba apie augantį svorį, žinai. Vat. Nors tai yra kaip ir toks dalykas, kurio nori vengti, bet vat, jinai kažkaip atvirai kalba, man atrodo, su intencija normalizuoti tokį faktą. Kad apskritai tai vyksta žmonėms, auga svoris, kad tai yra natūralu ir kad nereikėtų to gėdytis. Čia man įdomus yra toks aktas, kai žmogus pasinaudoja socialinę mediją, kad tarsi normalizuotų tai, kas yra gėdinama bendrai. Kaip tau tas skamba? Šiaip labai įdomus pavyzdys, nes pradėjau iš karto galvoti, kaip interpretuočiau, nes man gal labiausiai čia siejasi su tokiu, vėlgi, socialumo, normalaus čia galbūt mano prasme, aš šiuo atveju gal nenoriu gilintis, kas čia normalu, kas ne, bet pasakiau iš karto žodį normalus. Aš normalius santykius tiek laikau tą fizinį kur čia ir dabar santykiai, tam tikrą etaloną, nepaisant to, kad jis yra medijuotas irgi labai daug ko. Tai žodžiu, aš įsivaizduoju, kad tai vis tiek kažkoks toks keistas pakaitalas tokio įprasto socialinio santykio, kuriame žmogus, iš kurio turbūt daugiau pasimtų. Tačiau čia jisai gauna didesnę auditoriją, manau, dalykas vienas. Kas gal man įtarimą keltų tokio išpažinti, kad man atrodo vis tiek tai galėtų būti, pavyzdžiui, parodymas, kad aš neturiu gėdos, aš esu kietas, geras ar ten konstravimas tokio aš, kuris save pristato kaip drąsų. Taip, nes galbūt su to žmogum susitiktum ir tada paaiškėtų, kad pamatytum, kad žmogus jaučia didžiulę gėdą. Ir šiaip aš atsimenu, čia šiaip dalykas, kurį pamiršau, juk iki Facebooko dar būdavo ten daug seniau visokių pažinčių dalykų, OneLT, atsimenu iš paauglystės, vėlyvos. Taip, šiaip Amerikoje, pavyzdžiui, MySpace, turbūt, ten turbūt buvo irgi socialinis tinklas gan didelis, tik aš buvau gal per jaunas biškėjame dalyvauti. Tai tiesiog aš tą labai stipriai atsimenu skirtumą, kuris kartais išryškėdavo su žmogum, kai bendrauji virtualiai arba matai virtualiai ir paskui susitinki gyvai. Kad turbūt labai būtent tie dalykai kaip nedrąsumas, susikaustimas, gėda, baimė, tokie jausmai nemalonus, jie pasimato. Ir kiekvienas iš mūsų jaučiame tokius jausmus kartais, o šito erdvėje tai jų absoliučiai nėra. Socialinėse medijose šitie jausmai yra visiškai eliminuoti. Netgi tarsi žmogus, jeigu parodo kažką, dėl ko jam gėda, tai tikrai tuo metu jisai, vis tiek man atrodo, jisai kuria vaizdinį. Sutikčiau. Čia gal geras toks momentas, nes visada yra socialiniai medijoje toks didelis pliusas, kad ir kartu minusas, kad toks įtarpinimas vyksta, žodžiu. Jeigu tu jaudinės, tai tu gali parodyti, kad nesijaudini.
arba tą paslėpti kažkokiu būdu. Gyvam kontakte tą paslėpti labai sudėtinga, tuo tarpu socialiniam tinkle tą yra paprasta padaryti ganėtinai, nes tu gali biškiai atidėti tą reakciją savo, gali ją užmaskuoti, žodžiu, daugiau gerokai kontrolės atsiranda, kaip dėlioti viską. Visiškai sutinku ir tai iš principo skiriasi nuo to tokio kasdienio fizinio bendravimo. Dar vienas kampas, kalbant apie savimonės temą, čia jau šiek tiek užsiminėm apie tai, bet dar galima praplėsti, tai yra ta tokia vienišumo bendrumo dinamika, kuri irgi savotiškai keičiasi būnant socialiniam tinkle. Čia toks išryškėja įdomus paradoksas šiais laikais, kad viena vertus tikrai visuomenė tampa labiau atomizuota. Jau čia yra ilgas labai procesas, kuris turbūt tęsiasi ne pirmą šimtmetį, bet po truputį formuojasi tokia tendencija, kad vis daugiau žmonės gyvena pavieniui, bent jau fiziškai. Saitai su šeima irgi trukinėja, su giminėm ne tik bendraamžiais, bet ir skirtingų kartų tie saitai trukinėja, žodžiu, tikrai vyksta tokia atomizacija, kuri tarsi sufleruotų, kad daugėja to vienišumo. Iš dalies tas yra, bet kita vertus tą vienišumą savotiškai papildo arba atsveria, čia vėlgi kaip pažiūrėsi, socialiniai tinklai, kuriuose daugelis net ir vienų žmonių tarsi yra nuolat įsijungia, galbūt neaktyviai dalyvauja, bet stebi tai, kas vyksta ir, aš manyčiau, kad šitoj vietoj vėlgi toks labai savotiškas fenomenas. Nei bendrumas tame yra, bent jau tradicinė prasme, bet ir vienišumo taip pat nėra, nes pabėgama nuo savo tokio buvimo tuštumoj, tokio vienatvės, labai lengvai į socialinį tinklą, kuriame tas turinys, užpildo tiesiog turinių dėmesį. Ir jeigu mes taip idealiai įsivaizduotume, kad vienatvė yra toks susitikimas su savimi, su savo jausmais, su savo mintimis, tai tokios vienatvės, nepaisant visuomenės atomizavimo, sakyčiau, gerokai trūksta. Tai reiškia, yra paprasta nuo to savo vienišumo nusikreipti į socialinį tinklą ir užpildyti dėmesį turiniu ir užsimiršti turbūt kartu nuo tos vienatvės. Taip, čia yra įspūdinga šiaip visas paradoksas, kad šiaip iškreipia tą vienišumo ir bendrumo visą santykį ir žmogus iš principo niekad nebebūna vienišas, jeigu jisai yra labai linkęs naudoti socialiniais tinklais. Ką reiškia? Tai reiškia, kad, sakykime, esu vienas namie arba miške arba bet kur, jei turiu internetą, tai iš principo galiu visą laiką stebėti, ką veikia kiti, galiu susirašinėti, galiu sekti, čia jau kitas sritis naujienas, bet ir socialiniuose tinkluose naujienas. Kitaip tariant, visą laiką būti ne tik, kad nukreipęs dėmesį, bet ir jaus tą surištumą su kitais. Ir aš tikrai esu įstikinęs ir ant savęs esu patyręs, kaip tai, kad tai yra toks labai, vėlgi pavojingas dalykas. Gal nebijočiau tų žodžio pavojingas, nes tas, žodžiu, tai, kad tu įvardinai kaip susitikimus su savim, labai gražus pasakymas, kuris tu pratęsi, kad į tai įeina ir jausmai savo ir šiaip visa būsena, kuri gali ir labai nesmagi būti, ir tuštuma vidinė. Tai žmogui tas yra juk šiaip būtina, tai žmogui būtina tą pajusti ir tam pirmiausia, kad save geriau pagautų, kad apskritai žmogus, aš pritariu, ką egzistencialistai sąja, kad ir gimsta vienas ir miršta svarbiausiai vienas. Iš principo yra vienas visą laiką. Turi savo perspektyvą, savo žvilgsnį į pasaulį, bet jeigu jisai visiškai to nepropaguoja, neleidžia savo būti vienam, tai jis pirmiausia pats nukenčia. Tai man atrodo, tas negalėjimo būti
vienam apskritai fenomenas turbūt labai senas, nuo tokios apskritai kylantis žmogaus baimės, iš to, kad žmogus bijo būti vienas, greičiausiai iš vis tokie primityvūs instinktai po tuo slepiasi, baimė būti sunaikintų, jeigu tu nebūsi kažkokio sociumo ar bendruomenės dalis. Na ir va, šitie reikalai, socialinės medijos yra fantastiškas įrankis tam, na kažkaip tai tokiu narkotiniu būdu kompensuoti, nes akivaizdu, kad tai negali pakeisti bendrumo ir apskritai to, ką žmogus iš socialinio santykio gali gauti, nes iš principo žmogus bijo būti vienas ir tada jis eina į socialinį santykį, na ne vien dėl to eina, bet tai yra susiję vis tiek. Ir žmogus gauna pasitenkinimą socialinėme santykėje ir jis mažiau bijo būti vienas, jis galbūt jaučia, kad gali būti vienas, nes gali būti ir socialinėme santykėje. O čia gaunasi toks iškreiptas dalykas, kad žmogus neleidžia savo pabūti vienas, neleidžia savo pabūti tuštumoje, neleidžia savo išgirsti, ką mąsto, prisiminti kažką, pajausti kažko, susimastyti, galų gale netgi veikti, kurti. Kūryba plačiausia to žodžio prasme, nuo to, kad pasigaminu patiekalą, kad nors, nežinau, susitvarkau namus, iki kurių muzikinį kūrinį, eilėraštį, paveikslą, ar skaitau galų gale, nors skaitymas irgi jau gali būti, irgi, jau Schopenhaueris, koks man atrodo, interpretavo kaip galimą bėgimą irgi nuo savęs. Tačiau, jeigu jis pamatytų dabartinės galimybės bėgti nuo savęs, tai tikrai jam būtų įspūdis paliktas. Tai žodžiu, vienišumas, žmogus daug pasinėręs, stipriai pasinėręs socialinės medijas, neišgyvena vienišumo tokia pozityvia prasme, manyčiau. Ir manau, kad tai labai kerta ir žmogaus bendrumo su kitais išgyvenimui. Aš sutikčiau. Nėra vienišumo, bet nėra ir bendrumo. Ir man labai įstrigo iš vieno šiuolaikinio filosofo Byung-Chul Hano tas toks išsireiškimas, kad dabar apskritai visuomenėje galima pastebėti tokią tendenciją, kurią jis apibūdina kaip to paties pragaras. Tai reiškia toks užsidarimas burbule, to, kas aš esu, kas man patinka, ką aš mėgstu. Bet čia, jau kaip kalbam, iš tikrųjų tai net nėra vienatvė. Lygiai taip pat tai nėra bendrumas. Tai yra tas to paties pragaras. Ir kai šitas mąstytojas tai sako, jis kartu akcentuoja, kad bendrumas visuomet kitoniškumą kažkokį numato. Kitas kaip kitoks negu aš. Ir tokį ir konfliktą tas atneša kartais ir trinti, ir nepatogumą gali atnešti. Ir iš tikrųjų bendrumas be to neapsieina vienaip ar kitaip. Tuo tarpu čia mes turime tokią galimybę tiek nuo savęs pabėgti, tiek tarsi būti su kitais, bet tokiu būdu, kuris tą kitoniškumą kažkaip labai niveliuoja, ištrina. Mes arba stebime, arba žiūrime tuos, kuriuos norime matyti. Ir labai ribotą matome tą spektrą kito žmogaus, kaip jis atsiskleidžia. Tai toks įdomus fenomenas, tiek aš, tiek kitas kažkaip ištirpsta į tokią sunkiai diferencijuojamą patirtį. Ir su tuo tikrai susijęs yra kitas reiškinys, kad socialinės medijos ištirpdė ir tokius dalykus kaip kitus svarbius identiteto elementus, subkultūras vadinamasis. Prisimink įvairius, sakykime, internetinius forumus, seniau irgi internetinius, bet tačiau vis tiek tokie žmonių tokius išsidalinimus į grupės, pavyzdžiui, pagal muzikinius interesus. Aišku, kad jie egzistuoja, tačiau, man atrodo, ta jėga galia viso to gerokai mažesnė negu prieš 20 metų. Tas irgi įdomu. Aš irgi panašiai dar seniau turbūt pradėjau jausti, kad toks fenomenas kaip subkultūros nyksta ir tas labai koreliuoja su socialinių tinklų atsiradimu. Tie forumai, internetiniai forumai, kuriuose vykdavo kažkokia konsolidacija, galbūt
tos subkultūros tirpsta, nyksta, viskas susilieja. Tai iš vienos pusės, kai buvo tos subkultūros, šiaip jau būdavo ir tų konfliktų neretai. Ten skinheadai prieš punkus, pavyzdžiui. Metalistai netgi ten su punkais ar kokiais ten reperiais tarsi konfliktuoja ir, realios muštynės vykdavo. Tai žodžiu, būdavo tie skirtingumai, bet būdavo ir konfliktai. Dabar tų konfliktų nebėra, bet ir tų skirtumų vis mažėja. Gal čia per griežtai būtų sakyti, kad konfliktų nebėra, bet tikrai mažiau, man toks įspūdis. Vat kaip tu vertini, tai gal ir gerai yra tada, kad konfliktų nebėra, niekas nebesimuša? Atsimenu, prieš keliolika metų pradėjo įvairūs muzikos apžvalgininkai sakyti, kad riba tarp alternatyviosios ir populiariosios muzikos nyksta. Ir tie apžvalgininkai labai pozityviai tai vertino ir džiugiais balsais. Ir aš atsimenu, man jau tada skambėjo tai labai blogai šita mintis. Kodėl? Todėl, kad viskas suniveliuojant, tai netampa dalykas auksu arba grinuoliu, o tai tampa dėja į tą tokią pilkumo, nykumo ir vidutiniškumo pusę. Tai kitaip tariant, viskas susilydo į tokį vientisą kažkokį jovalo šlamštą. Tai man asmeniškai tikrai yra gaila, nors ta alternatyvioji kultūra pati egzistuoja. Tikrai jinai yra ir įvairiose šalyse jinai egzistuoja. Aš pats dalyvauju joje. Tačiau tai, kad jinai vis tiek jos terpė yra socialinės medijos, valdomos irgi galingų korporacijų ir kurių mechanizmai yra absoliučiai kiekybiniai vertės, like arba ne-like. Tai nenori per tą perspektyvą vis tiek tu turi pažiūrėti, kad kokia alternatyvi kultūra, alternatyvi muzika, jinai šiuo požiūriu tai yra tiesiog finansiškai ir kiekybiškai mažiau sėkminga ir per šitą socialinių medijų perspektyvą nėra argumentų už ją, kodėl jinai yra vertinga, nes yra per vieną viskas perspektyvą vertinama per kiekybinį sėkmės. O ta sėkmė neturi kokybinio lygmens jokio tame nėra. Tai man atrodo, čia yra vienas dalykas, kad čia vienas dalykas, o kitas dalykas, tai, man atrodo, aš taip pats atsimenu, 18-19 metų, tai labai, kaip čia pasakyti, ūmus buvau šito požiūriu, tokio susiskaidimo, atskirimo ir, tokio partikuliarumo, kur žmogus, jeigu klauso, vienas iš mano geriausių draugų, per pirmą susitikimą pasakė, kad klauso The Who, Cream, Hendrixo. Viskas. Mes tapom gerais draugais labai greitai. Kitas pasakydavo, kad kažką į kitą pusę visiškai. Ir kažkaip interesas bendraut labai greitai dingdavo. Čia skamba kaip toks jau skaidimas žmonių, vos ne rasinis ar panašus, tačiau taip nebuvo. Tiesiog pagal aistrą, pagal polinkius, pagal tai, kuo tiki, pagal tai, kaip matai pasaulį. Man tai atrodo, tas margumas, tas įvairia pusiškumas, tai buvo žavus dalykas. Aš tai turiu ir kitų minčių apie tai. Man, pavyzdžiui, kai kurios subkultūros atrodė tiesiog kaip skirtingos vartojimo formos. Žodžiu, dalis galbūt žmonių, kurie toj subkultūrai yra kažką kūrybiško darydavo, bet nemaža masė būdavo tiesiog toks imitavimas ir vartojimas to turinio, kurį kūrė kiti. Tai vėlgi, žiūrint į metalo sceną, kuri man šiaip imponavo, pati muzika patinka, bet jeigu taip atsitraukus pažiūrėjus, kaip vyksta gyvenimas tenais, tai man tai primena labai vartojimą. Tiesiog, kad vartojimas yra pasyvus ganėtinai santykis su to, kas vyksta. Tai ir įvairios kultūros, man atrodo, nemažai to turi. Tam tikra irgi individualumo niveliacija tame, žmogus tarsi išsiskiria kažko iš bendro konteksto, bet vis tiek save niveliuoja, priimdamas tos subkultūros kažkokią.
taisyklių sistemą, kaip rengtis, ką klausyti. Sutinku, aš manau, kad tas irgi čia einant anksčiau, kai subkultūrų savoką pakeitė kontrkultūros savoką, turbūt tada tas labai išryškėjo ir pradėta kritikuoti, kad subkultūra tai yra tiesiog dar vienas rinkos veikėjas, kuriam reikia specifinės prekes surast, bet visi mechanizmai rinkos tai yra visiškai tie patys. Tai yra pirkėjas, vartotojas ir jam tiesiog negali duoti tos pačios prekės, kurią kitam duodi. Tas irgi atsimenu kažkaip iliustratyvu, gal kad kai ten buvo toks momentas ir Lietuvoje, aš Kaune gyvenau, bet gal ir Vilniuje tas buvo, kad šiek tiek pradėjus plist tom subkultūrom, iš karto atsirado parduotuvės, kurios pardavinėja ten batus, tos kerzinius batus, ten visokias apyrankės, panašiai. Nu, žodžiu, atsirado verslas, kuris gali aptarnauti tą visą procesą ir daugelis žmonių tiesiog įsilieja į subkultūrą, nu jie apsiprekina, žodžiu, apsirengia ir jau yra tokie dalyviai. Tai aš kažkaip girdžiu ir tu, bet, žodžiu, neidealizuoti to subkultūrinio reiškinio. Turbūt tai nėra tas pats, kas kontrkultūrinis reiškinys. Bet dar vienas momentas gal iš to, ką tu sakai, man atėjo į galvą, kad yra toks reiškinys kaip kontrkultūrinis dalykas, bet taip pat religija įman kaip pavyzdį, toks atskirimas tarp sacrum profanum, atskirimas tarp tokios kasdienės erdvės ir kažkokios šventos erdvės. Tai tas, galbūt vyksta, sakykime, bažnyčioje kaip pavyzdys, bet tas gali būti ir įvairiuose kasdieniuose dalykuose, pavyzdžiui, privatumas su kažkokiu žmogum. Mes turim tokią privačią erdvę su tuo žmogum, kurios neeksponuojam visiems. Ir tas, kad mes su juo privačiai kažką tokio turim, jis duoda tam tikrą kokybę, žinai, mūsų santykiui, mūsų bendravimui. Arba mes turime laiką savo, kuris yra apribotas kažkuria prasme, bet tas apribojimas irgi atveria erdvę. Pavyzdžiui, laikas savo, kuomet mes nenaudojame tų socialinių tinklų. Laikas savo, kuomet galbūt iš vis atsijungiame nuo bet kokio triukšmo, pabūname, kuriame kažkokią kokybę. Tai dabar tie socialiniai tinklai turbūt viską kažkaip taip supina, viskas vis viešiau ir trūksta tos galbūt atskirties, tokios apvalytos nuo kitų žvilgsnių, nuo to įsitraukimo į tą laiką bendrą tokį, į tą bendrą leikimą. Trūksta tos erdvės, kurioje kažkokia kokybė galėtų išsikristalizuoti, buvimo kokybė. Tai čia labai graži mintis ir dažnas, man atrodo, reiškinys šiuolaikinėje pasaulyje, kad žmogus pirmiau tarsi parodo, ką jis veikia ir tada į tą veiklą iš tikrųjų neria, bet dažniau net neneria. Na, pavyzdžiui, tik pora, pavyzdžiui, nuskrenda kažkur į kokį kitą kraštą ir pirmiau parodo nuotrauką, ką valgo, kad atskrido. Vietoj to, kad jie tiesiog apsiprastų ten kažką patirtų. Tai man šiaip šitas labai nemaloniai nuo pat pradžios socialinių medijų atsiradimo veikia ir man šiaip atrodė toks labai liūdnas dalykas, kai to privatumo neliko. Tai man labai patiko tavo mintis su sacrum profanum, kad tu su tokiu šventumo sritim labiau tą žmonių bendrumo, bet to pačiu ir kai žmogus vienas jis irgi gali tai taip pat interpretuoti, bet ką daro, kad kitiem tai nėra prieinama ir kitiem nežinoma. Tai čia dar vienas dalykas, kad tas viešumas apskritai taip stipriai paima viršų ir labai daug iš žmogaus gyvenimo pasidaro tiesiog viešai ir matoma kitiems. Klausimas, čia gerai ar blogai, sakykime, aš tikrai turiu požiūrį, kad man tai tas nelabai priimtina. Ganėtinai, aš nei noriu labai kitų matyti, nei savo rodyti, nei kad žinotų viską, žodžiu, ką veikiu. Ir tuo pačiu, man atrodo, to visą ne tik viešą, bet ir vieną, tarsi į tą pusę judam. Ir dar kitas dalykas, man atrodo, kad dauguma vertingų dalykų, tiek individualių, tiek su kitu žmogum, tiek labiau kolektyviniu, jie susikuria tik tais tam tikroje
tam tikrame tikrovės perskelime tai būtent tokiame ir vakuume, ir tokioje kaip skylėje, kur kiti nemato, kiti nežino. Žiūrėjau, tikrovai reikia to tokio, kad nerodau pirmiau kitiem, o pirmiausia išgyvenu ar kuriu, patiriu. Ir kad kažkas įdomaus, man atrodo, įvyktų. Galiausiai, pavyzdžiui, kad tarp žmonių santykių susikurtų, kad kažkas būtų sukurta apskritai, pavyzdžiui, kūrinys koks nors, ar kažkas įdomaus įvyktų. Šioje vietoje siūlau pajudėti priekį ir atrodo, vėlgi taip plečiasi tie klodai, bet dar vienas klodas, kurį svarbu, manau, užkabinti, pasikalbėti apie tai, kaip veikia savijauta. Visą tai, ir bent jau mūsų pokalbiuose, tai tu, Algi, ypač šitą dažnai iškeli. Koks yra poveikis savijautai, turbūt visų pirmiausia emociniai savijautai, kuomet socialiniai tinklai, socialinės medijos tampa tokia, svaria dalimi mūsų kasdienybės. Aš galiu sakyti, kad tą poveikį suprasti emociškai įmanoma tik tada, kai gali palyginti laikotarpius, kai nesinaudoja arba naudojasi ypatingai mažai, su laikotarpiais, dienomis, kuomet naudojasi labai daug. Tai aš esu daręs ir taip, ir skirtumas yra didžiulis, milžiniškas skirtumas, akivaizdu, tikrai drąsiai galiu pasakyti, kad kuo naudojasi daugiau, tuo daugiau nerimo, tuo mažiau yra išlaikymo dėmesio, tuo labiau mintis ir jausmai, vaizdiniai, viskas varinėja per visas pusės, kiek tai galima. Yra jausmas, kad bombarduoja kažkas tarsi galvą. Čia irgi yra dalykas per meditacinę praktiką, esu turbūt pirmą kartą tą išgyvenęs, kai tiesiog ateina vaizdiniai, pavyzdžiui, iš labai seniai, ir būtent virtualūs vaizdiniai, kažkieno video ar nuotrauka ar dar kažkas. Ir pagalvoju, wow, tai šitie dalykai pas mane visą laiką patenka, visą laiką jie į mano galvą lenda. Ir aš tai gal nelabai noriu. Žodžiu, tikrai toks suirzimas, nerimas, čia jau tas nueina ir blogiau, nueina į tokią bejėgystę, nes vėlgi tiek dėl to bombardavimo informacijos, aš nemanau, kad mano smegenys nori to dalyko, nežinau kaip kitų, bet už save tikrai galiu atsakyti, kad mano smegenys nelabai nori tiek priimti visko, geriau kitus dalykus matytų. Tai toks bejėgystės jausmas, plus jeigu įneri tokį lyginimas arba siekimas su kitais, tai, tas lyginimasis, man atrodo, lyginimasis su kitais yra dalykas, kuris automatiškai padarys taip, kad tu jausiesi pralaimėjusiu. Nes pastebėsi tai, ko neturi. Ir biškiai įsiterpsiu, tiesiog lyginimas su kitais, čia vėlgi tai, kas natūraliai kažkaip labai sustiprėja, jeigu tu įsitrauki į socialinę mediją. Ir kuo daugiau įsitrauki, tuo daugiau turi žmonių, su kuriais lygintis. Ir akivaizdu, kad tu prieš vieną žmogų pralaimėsi tuo, prieš antrą kitų dalykų, prieš trečių dalykų. Žodžiu, visur tu pralaimėsi. Ir aišku, kad tas ir per savivertę kerta ir galiausiai nuveda į tokį beviltiškumą, bejėgystę. Ir turbūt ir depresija gali nuvesti ir labai destruktyviai paveikti. Tačiau negalime pamiršti kitų jausmų, kodėl šitas dalykas yra paveikus. Tai aišku, ir euforijos gali būti jausmas ir tokio smagumo, nuotykio, jeigu kažką matai smagaus, gero, įdomaus, tokio ar pikantiško, ar dar kažko, ar jeigu tau ten labai gerai sekasi, ar, nežinau. Žodžiu, gali būti labai pakilimas, bet po jo labai gali būti ir nuosmukis. Ir įdomus dalykas, pavyzdžiui, esu patyręs, kad bet atrodo, kad jeigu gausi ten daug dėmesio, tai tavo labai pakils viskas, nuotaika, savivertė. Tai iš tikrųjų galbūt taip ir nutinka, tačiau labai trumpam.
labai trumpam ir tas neturi jokio išliekamojo ryšio, poveikio. Nestabilus labai tas Absoliučiai. pakilimas. Taip, esu pastebėjęs, kad tarsi eina tie tokie pozityvūs jausmai, kaip sakoma, dopamino injekcijas ar kažkas, tačiau jie per minutę gali visiškai pasibaigti. Pavyzdžiui, pamatysi iš kitą paveikslėlį. Žodžiu, bendrai paėmus į toks pusiausvyros kažkokios ramybės ir netik aš jau gal skambėsiu kaip toks, kuris, sakykime, yra už emocijų tokį labai subalansavimą, tačiau ne, aš manau, kad emocijos turi būti ir stiprios, ir galingos, tačiau jos turi būti susietos su tuo, kas sukelia jas. O man atrodo, socialiniai tinklai, jų poveikis, kad juos absoliučiai išdrasko ir tu nebežinai, kas tave privertė pasijausti taip arba kitaip. Labai susiardinusių, nusivylusių, bejėgių. Ir panašiai. Na ir bendrai aš manau, kad tai gali apskritai realybės jausmą labai iškreipti, požiūrį į save labai iškreipti, į kitus. Na, matyt, kad kitas ten, matyt kito nuotraukas ten, kuris kažką sėkmingo daro, tokio mano žvilgsniu, pavyzdžiui. Aš galiu įsivaizduoti, kad kitas žmogus gyvena wow gyvenimą, neįtikėtiną gyvenimą. Bet paskui susitiksi, paaiškės, kad tas žmogus labai liūdnai gyvena ir tiesiog čia iš kelių nuotraukų sudaryti tokį vaizdą. Ir apie tave lygiai taip pat viskas gali. Žodžiu, man atrodo, realybė išsikreipia, vertinimas kitų ir jis labai daug naudojantis darosi labai neadekvatus. Tame, ką kalbė, tai toks, sakyčiau, vienareikšmiškai neigiamas yra požiūris į tai, kaip gali veikti žmogaus savijautą. Aš manau, kad galėčiau pasakyti, kad ir žiūriu vienareikšmiškai neigiamai. Vienintelė, turbūt išimtis galėtų būti, ką mes šiek tiek primiršom pakalbėti apie tuos pozityvius aspektus. Na, pavyzdžiui, jeigu tau parašo žmogus seniai nematytas, ar iš užsienio, ar iš dar kažkur, ir tada gali pakalbėti, susirašyti trumpai ir apskritai žinot. Kartais gali nudžiuginti kokio artimo žmogaus sėkmė kažkur, praneša, kad kažkur nukeliavo, ar kažką pasiekė, ar... Tai čia tokių irgi pasitaiko. Tiesiog kaip informacija, sužinai apie kitą žmogų. Taip, bet dabar, pavyzdžiui, aš galvoju, šiaip tai aš gal matyčiau ir kitų pusių. Pavyzdžiui, jeigu žiūrėt, kad tai gali būti, visgi kaip toks instrumentas bent dalinai, ne tik tai, kas mus kontroliuoja, bet kuo mes galim pasinaudoti. Pavyzdžiui, kiek aš esu visokių renginių daręs, panašiai, tai yra tikrai tai, kas padėjo man ten pritraukti žmonių į renginius, į seminarus. Aš manau, prisideda prie to, kad ten, pavyzdžiui, aš pats sulaukiu kvietimų kažkokių, kažką veikti, vėlgi sudalyvauti laidoj kažkokio ar panašiai. Tai žodžiu, sakykime, Facebookas kaip tas patikimas partneris, žinai, kurį aš galiu atsiremti ir jeigu man ateina kažkokia idėja, ką aš noriu padaryti, pavyzdžiui, seminarą kažkokį suorganizuoti, aš iš karto žinau, aš turiu tą įrankį, kaip tą padaryti. Tai reiškia, man, iš tikrųjų, praplečia tokį kontrolės pojūtį, galios pojūtį, kažką sukurti, kažką nuveikti pasaulyje. Ir toks kaip resursas, sakyčiau, kuris mano kažkokį kompetencijos pojūtį sustiprina, leidžia man tvirčiau jaustis. Šiaip aš visiškai dėl to sutinku, ir sakiau, kad šiek tiek primiršau pakalbėti apie tą pozityvų visą vaidmenį, nes taip, jeigu tu naudoji taip funkcionaliai, tai labai gali būti geras dalykas, viešinimui, reklamai, jeigu darai veiklą, kuri nėra standartinė veikla, mūsų nėra labai standartinė veikla, mums reikia kažkaip, kad žmonės sužinotų ir yra noras, kad ir patrauklų žmonėm būtų. Tai šita nemokama priemonė, tai yra labai nebloga, superinė priemonė, super priemonė, iš tikrųjų, nereikia tau įdėti per daug pastangų ir pinigų. Yra reklamos, bet galima iš principo ir be jų. Bet kalbant apie emocinį poveikį, tai ir vėlgi
Emocinis poveikis, man atrodo, čia reikia vėlgi skelt, kiek tu naudojasi ir ar tu, tu jautiesi vis dar, kad tu kontroliuoji ir kad tu naudoji savo reikmėm, na, pavyzdžiui, tam, kad tu įvardinai, ar jau tu pradedi jausti impulsą ir tam tikrą priklausomybę. Nes man atrodo, tas priklausomybės faktorius, kad daugybė žmonių tampa priklausomi nuo socialinių tinklų. Kad jisai yra labai svarbus. Ir dar įdomus dalykas, toj pačioj knygoje, kurią minėjau, aiškiai pasakyta, kad sąmoningai taip ir buvo kurta, kad žmonės jaustų priklausomybės. Būtent per tokius, per neigiamus jausmus, per savęs lyginimą su kitais ir būtent per like mygtuką. Kad žmonės per tokių negatyvių ir euforinių jausmų dialektiką būtų prijaukinti. Tai pats vienas iš kūrėjų sako, kad mūsų tikslas buvo žmonės padaryti priklausomais, o priklausomybė, tai prie ko tai būtų, tai vis tiek yra jausmas, kuris tavo galią mažina, nes tu tiesiog tave valdo kažkoks tai impulsas, trauka prie kažko, ką tu negalėjai kontroliuoti ir kas už tave gali būti stipresnis. Tai kitaip tariant, bejėgystė yra rezultatas. Aš dabar atsimenu, irgi žiniasklaidoje ten buvo toks vienas įvykis išlindęs, kad, žodžiu, ten buvo iškilus grėsmė, kad TikToką išmes iš JAV, man atrodo. O neišmetė? Man atrodo, neišmetė. Bet ten buvo krizė didžiulė, nes daugybė žmonių naudojasi tą priemonę, kad užsidirbtų pinigus. Vieni tiesiog kūrė tą turinį, sakykime, kuris, turiu pripažinti, man labai kvailai skamba. Aš neseniai sužinojau apie žmogų, kuris savo išmatas valgo per TikToką, ir lietuvis. Prašau. Ir taip ir išgarsėjo. Aš nesu matęs, nesinaudoju, bet išgirdau ir šiaip tai paliko įspūdį. Kuria turinį, žinai. Yra. Taip. Daug įvairaus to turinio yra kuriama ir iš to gyvenama. Aišku, yra daug žmonių, kurie šiaip verslus vysto su pagalba, verslus, kuriuos aš labiau teigiamai vertinčiau, bet kai yra turinio kūryba, kaip toks reiškinys, tai man atrodo, čia kaip tik ir yra tas maitinimas tų priklausomybių tiesiog ir užsidirbimas iš to. Kažkokia kaip narkotikų pardavinėjimo tokia veikla panaši. Tai ten žmonės verkė labai stipriai, buvo šokiruoti, kai paaiškėjo, kad galimai nebebus. Tai čia kitas aspektas, kad tam tikros galios duoda, bet kieno tai rankose yra apskritai tas instrumentas ir nuo kokių aplinkybių jis yra priklausomas. Tai dabar galbūt reikia prie to kito klausimo, nes, sakykime, aš iš savo patirties pabrėžiau, kaip smagu būna, jeigu ir tu į tą pusę šiek tiek judėjai, kaip smagu, kai tu tai tiesiog naudoji kaip funkciją savo veiklai populiarinti, pavyzdžiui. Bet čia gal yra problema, ar tai gali būti funkcija? Taip, čia tas klausimas, kurį aš irgi ruošiausi iškelti. Man atrodo labai įdomus bendrai pažvelgti plačiau toksai kampas, kad socialinė medija taip pat yra technikos rezultatas, technologinės raidos rezultatas. Tai yra technologija, sofistikuota labai technologija, kiek daug dalykų iš tikrųjų įeina į tai. Tai pirmiausia, turbūt ten kompiuteris kaip atspirties taškas, kuris paplito, paskui internetas. Ir ne tik internetas, bet toks vis greitesnis, spartesnis internetas, kuris galų gale apjungia visą pasaulį, pačiais įvairiausiais kanalais, ten tinklais ir palydovais ir kabeliais ir panašiai. Daugybė kitų technologijų, tai eina skaitimas, rašymas, kaip tokios technikos, kurios išvystytos buvo. Čia galima vardinti vis naujų klodų ir galų gale iš tikrųjų tai yra technikos, sakykime, išdava, tai ką mes turime kaip socialinę mediją. Ir filosofijoje, ypač šiuolaikiniai filosofijoje, labai yra
akcentuojama ta mintis, kad žmogus nėra valdovas technikos, o kad technika apsprendžia žmogų ne mažiau negu žmogus technika. Turbūt, geras pavyzdys tai iliustruojantis yra, kad, visų pirmiausia, sakykime, kažkokius įrankius, technologijas, kažkas sugalvoja, sukuria, realizuoja, pavyzdžiui, pastato miestą, bet paskui gimsta vis nauja karta žmonių, kurie jau turi kaip duotybę tą visą techniką ir jos jau patys nebekuria, bet jie naudojasi intensyviai ir ta technika vis tampa svarbesnė tiesiog kasdieniam tokiam funkcionavimui. Pavyzdžiui, vienas iš tokių pavyzdžių būtų orientacija erdvėje. Sakykime, aš taip hipotetiškai spėju, bet manau yra pagrindo taip manyti, kad, žmonės anksčiau geresnė turėjo orientaciją erdvėje, susiorientuoti, kur kokia kryptis yra ir kaip nukeliauti iš taško A į tašką B, netgi neturint žemėlapio tikriausiai, o tiesiog orientuojantis, žiūrint į aplinką ir panašiai. O dabar ne tik, kad mes turim žemėlapius, mes turime realiaus laiko žemėlapius, kurie ten viską mums nurodo, kryptį, netgi kelią, ir mes galim iš kišenės išsitraukę tiesiog ir pasižiūrėti. Ir kaip tas yra, tiesiog naudojama nuolat. Taksi vairuotojas, pavyzdžiui, tam, kad tu anksčiau dirbtum taksi vairuotoju, tu turėjai puikiai, atsiminti tiesiog daugybę kelių, daugybę gatvių, numerių ir panašiai, dabar to nebereikia. Man pačiam teko šiek tiek dirbti šitą darbą, tai aš turiu prisipažinti, kad, pradėjau aš tiesiog nuo to žemėlapio, kuris buvo planšetėje. Ir tik paskui po truputį išmokau miestą, aišku, kažkiek išmokau, tas man padeda, bet vis tiek, didesnė priklausomybė nuo to techninio padargo, kuris keičia. Tai reiškia, keičia erdvės orientaciją, keičia atmintį ir panašiai. Dar vienas tiesiog pavyzdys, kuris iliustruoja, kokiu būdu technika apsprendžia žmogų, tai vėlgi tas pats atminties fenomenas ir tą jau pastebėjo net antikoje, sakykime, tas pats Platonas, kuris reflektavo tai, kad raštas pakeičia atmintį ir vis mažiau reikia atsiminti žmogui, vis daugiau galima turėti tekste ir toks dalykas tiesiog kaip gebėjimas atsiminti ir įsiminti yra labai ženkliai sumenkęs per visą laiką, kuriame vystosi technologijos ir turbūt tas procesas vis dar tęsiasi, nes anksčiau knygos būdavo gerokai mažiau prieinamos ir panašiai. Tai reiškia, knygose yra informacija, bet kadangi knygos neprieinamos, tai vis tiek tu turi įsiminti kažką iš tų knygų. Dabar internetas leidžia bet kokią informaciją pasiekti akimirksniu ir vis mažiau yra poreikio atsiminti. Tai apie kalbas netgi kalbant irgi versti realių laikų kalba taip pat darosi vis didesnė realybė. Tai žodžiu, technika pačiais įvairiausiais būdais apsprendžia žmogų ir netgi jo gebėjimus iki tokio labai elementaraus lygmens, kaip atmintis ir dėmesys formuoja. Tai iš šios pusės vėlgi galima žiūrėti į socialinę mediją kaip terpę tam tikrą, kaip technologinę terpę ir kelti klausimą, kaip formuoja žmogų šitą terpę tuomet, kai tiesiog žmogus jau yra gimęs į tą terpę. Tai aš manau, čia gal nėra naujiena apie tai kalbėti, nes tai jau yra matoma, bet tiesiog įžodinti ir kelti tą patį klausimą. Ir bandyti, reflektuoti, kas vyksta tiek su manim, tiek su tais jaunesniais žmonėmis, kurie gimsta į tai. Kaip keičia žmogaus tipą, kokį kuria iš principo. Taip. Tai labai gerai, man atrodo, su dėmesiu pasakei, bet turbūt ir tokius... Tas pats savimonės klausimas, kad mes dar turim progą reflektuoti, kaip tai yra iki atsiradimo socialinės medijos. Aš gal dar pridėčiau, gal ne tai, kad pridėčiau pamastymą, kad man atrodo, švietimo sistemos visai gal yra žmonių protingų ten, kažkur bent jau, kuriem idėjas kyla, kad galbūt jauniems žmonėms reikia riboti tą. Ir net, kiek žinau, mokyklos kai kurios visiškai yra uždraudusios atsinešti telefonus. Ir aš tai manau, kad labai sveikintinas žingsnis, nes turbūt tam tikram amžiui sunku, bet kokiam amžiui gali tų saugiklių nebūti, bet jaunesniam amžiui turbūt tu gali patirti kitokią realybę. Ir galbūt tau mažiau reikės tų pačių socialinių medijų ir mažiau
taip besaiko naudosi. Jo, aš sutikčiau. Čia gal dar vienas išlenda kampas. Valios tema. Ar žmogus gali pats sukontroliuoti šitą fenomeną? Tai vėlgi, aš labiau linkčiau link atsakymo, kad ne. Kad, žmogaus laisva valia yra problemiška labai kategorija, kad tai nėra visiškai beprasmė kategorija, nes tam tikrą prasme kalbėti apie žmogaus atsakomybę yra labai svarbu, manau. Bet žiūrint realistiškai, tai vien tas faktas, nuo ko mes pradėjom kalbėti, kad naudojam daugiau negu norėtume naudoti, jis liudija, kad, tai nėra visiškai mūsų valioje. Iš tos pačios psichologijos yra daugybė įrodymų, kurie parodo, kad daug mūsų veiksmų vyksta automatiškai, iš tokio automatinio įpročio dažnai, ir mes esam taip tampriai suaugę su ta technika, kad dažnai net nepastebim, kiek mes daug jos automatiškai naudojame. Bet kaip žmogus gali, sakykime, būdamas priklausomas nuo alkoholio, nevartoti alkoholio, nuo nikotino nevartoti nikotino arba narkotikų ir nevartoti narkotikų, tai turbūt ir žmogus visą gali pasakyti ne impulsui. Kad impulsas bus ir jis yra absoliučiai toks automatinis ir deterministinis, tai taip, tačiau mes galim. Tik tais klausimas, kodėl mes nusprendžiam pasakyti ne impulsui. Kaip ateiti iki to taško, kai aš jau pasakau, tai aš manau, kad pirmiausia arba turi būti kažkoks patyrimas kitas tikrovės, kitaip tariant, jeigu priklausomas nuo socialinių tinklų, tai aš bent jau turiu žinot, ką reiškia gyventi be jų, ar apskritai gyvenime, ar tam tikrus laikotarpius pragyventi be jų, kad patirt kažką, dėl ko verta tą daryti. Ir apskritai turėti kažkokios informacijos. Tai gal pereinam prie tos paskutinės jau tokios potėmės, kaip mes matom, koks įmanomas santykis, ką daryti ir, galbūt ir čia patarimai ir savo, vienas kitam, galbūt kažkas iš klausytojų irgi kažką pasisems, nebijokit beje komentuoti po mūsų įrašais, jeigu turit kažkokių minčių šitom temom. Justinai, kaip tu įsivaizduoji? Pirmiausia, savo pavyzdžių ir galbūt kitiems matai, kas galėtų būti naudinga. Kaip žmogui elgtis su šituo dalyku? Mano asmeninė pozicija šiuo metu tai yra ribojimas. O tu įsivaizduoji, turi kažkokį kiekybinį standartą nustatęs? Nes man atrodo dar vienas dalykas, kad galbūt žmonės, kurie naudoja nesąmoningai, ta prasme, jokių minčių, ar čia reikia riboti, ar ne, tiesiog naudoja kiek nori naudoti, kad galbūt nėra net kažkokio įsivaizdavimo, tai kas yra tas naudojimas, kuris, pavyzdžiui, sveikas, normalus, normalus čia netinkamas žodis, bet toks, kuris sveikas. Tai, pavyzdžiui, turi savo kažkokį kiekybinį standartą nusistatęs, koks tau atrodytų geras? Aš savo esu nusistatęs, kad telefonu nenaudoti. Apskritai, jo, visiškai. Nes tas, kad nuolat rankoje kišenėje ir tu ten ištrauki, tas įprotis man labai nepatinka. Tai aš esu tiesiog užblokavęs telefone visus socialinius tinklus, išskyrus ten Messengerį, kad susirašinėt, nes tas įprasta. Bet visus socialinius tinklus, visas žiniasklaidas. Telefone viską. Jo. Tai reiškia, kad kažkaip atpratint save nuo to įpročio nuolat žiūrėti per telefoną. Tai telefone tokį turiu, o kompiuteryje aš esu uždėjęs bloką ant visų tokių svetainių, kurias įpratęs esu žiūrėti ten nuo 10 ryto iki 7 vakaro gal. Bet turiu pripažinti, kad ten yra funkcija maždaug override, tai reiškia laikinai gali išjungti tą bloką. Ir pas mane jau išsivystė įprotis išjungti kartais. Tai aš save tame pagaunu ir tas žiūrėjimas yra mažesnis turbūt negu anksčiau, bet vis tiek išsivystė įprotis netgi paspausti visus tos mygtukus labai greitai, kurie įjungia tą, dalyką
žodžiu, nuimti tą bloką. Tas mane irgi labai stebina ir aš dabar taip irgi kartais pasvarstau, kaip man reaguoti į šitą fenomeną. Gal čia kažkokių valios tada reikia ieškoti ar kažkokių papildomų motyvų. Nes toks, jeigu pasikliausi, kad mane apsaugos kažkoks blokas, Taip. tai vis tiek randi būdą tą bloką apeiti. Tai reiškia, vat, jeigu kažkaip tą savo atsakomybę visiškai deleguoji kažkokiam išoriniam faktoriui, tai tas irgi neveikia, nes vis tiek atrandi būdų kažkaip apeiti tą. Tai va tą labai įdomu stebėti, kad kažkokia labai slidi riba tarp nevalingo elgesio ir valingo. Ir kad pripažįstant nevalingumą savo elgesių, kartu labai svarbu kažkaip ir apie savo valią taip pat mąstyti, ieškoti būdų kažkokių, įeiti į kažkokį kontaktą su ta valia. Mhm. O tiki tokių dalykų, kad žmogus gali, kaip čia sakant, su tiekme naudoti šitais dalykais, kitaip tariant, kiek atsiduoti kažkaip. Atsiduoti. Ir tada jam ateis, kaip sakykime, tau dabar atneša maisto, paties skaniausio pasaulyje, kokie esi valgęs. Ir tu gali valgyti, kiek nori. Tai tu privalgysi ir kažkurio metu jau nebegalėsi. Kaip manai, ar čia gal toks tiktų? Čia graikas Zorba, atsimenu, sakė, aš nesu asketas, aš kitaip darau, aš bandau tiek dalyką pasidert, kad galiausiai nebenorėčiau, bet sakė, vienu atveju netinka su moterimis jiems. Čia įdomi perspektyva ir šiaip man atrodo, socialinėse tinkluose gal matau vieną kitą žmogų, bent jau savo ten tų kontaktų rate, kurie panašu galbūt bando tokią strategiją priimti, kad, kaip čia sakyti, embrace it angliškai, arba priimk tai, atsiduok tam, žodžiu, neribok savęs, o priimk, kad čia yra neišvengiama ir bandyk su tuo kažkaip būti. Reiktų tiesiog kalbėtis gal su tai žmonėm. Čia turbūt yra tokia strategija. Man iš šono kartais tas keistai atrodo, kai ten jau kėlinėja bet ką, kas šauna į galvą, tai man tai kaip triukšmas atrodo, triukšmas, kuris mane pasiekia. Tas žmogus tai daro dėl savo kažkokių tikslų, aš tai vertinu kaip triukšmą, galbūt kažkas sureaguoja į tai, ką jis daro. Tai va, bet yra tokia galimybė. Aš jos nesu išbandęs, turiu pripažinti, bet principė yra. Ką tu apie tai mąstai? Aš gal esu labiau, sakyčiau, ne tai, kad iki galo išbandęs, bet esu daugiau mažiau pabandęs nekontroliuoti, tai visiškas fiasko. Manau dėl to, kad skirtingai negu koks maistas ar alkoholis ar dar kas nors, tai čia nėra limito. Ta prasme, pavyzdžiui, informacijos limito nėra, jinai begalinė. Tu gali keliauti. Ir netgi, net įdomu, kaip gali kūnas ir psichika reaguoti, kad tarsi gali jausti nuovargį, bet šitoje srityje gali ir nemiegoti turbūt. Tai aš gal nesu bandęs, kad nemiegoti, bet, gerai, esu turbūt karo Ukrainoje pradžioje, kai labai degė viskas ir norėjosi kuo daugiau žinoti, tai turbūt tada esu bandęs pilnais. Esu tą daręs, tiesiog nevalingai sekęs labai daug. Pirmam savaitėm turbūt. Bet šiaip tiek ant savęs netikiu šituo, kad čia įmanoma taip leisti savo tuo naudotis laisvai ir kad viskas bus gerai. Žodžiu, netikiu, kad man tas tiktų ir turbūt netikiu, kad ir kitiems tas tiktų. Aš, žodžiu, pats tikiu tik tais labai griežtų ribojimų savo. Sakykime, mano standartas yra, kad galiu dieną porą kartų daugiau mažiau įsijungti ir praktiškai ten kad jokio scrollinimo, jokio tikrinimo. Jeigu pačiam kažką parašyti, tai parašau ir išjungiu. Jeigu susirašau ir išjungiu. Iš interneto šiaip dažniausiai išsijungęs būnu pats telefono. Tai netgi nežinau, kas man rašo. Tai
Na, savo patirtį pamačiau, kad mano savijauta geriausiai veikia labai radikalus ribojimas. Nu, aš turiu pripažinti, kad panašiai išgyvenu ir atsimenu, praeitą vasarą buvau pasidaręs savo tokio pasilepinimą. Išvažiavau kelioms dienoms ten į tokią vietą, kur galėjau pastovyklauti vienas miške. Ir atsijungiau totaliai nuo visko, nuo informacijos srauto, laikrodžius visus paslėpiau, žodžiu, kelias dienas nemačiau, kiek valandų yra. Ir taip atsigavo mano smegeninė, iš tikrųjų. Ir grįžus paskui į miestą, netgi dirbant su klientais, aš jaučiau, kad aš esu daug kantresnis, daug labiau dėmesingas, daug stabilesnis, daug ramesnis. Nu, tas pokytis buvo stulbinančiai ryškus. Tai aš manau, kad tiesiog to informacijos srauto yra, nežmoniški kiekiai, per dideli kiekiai. Mes taip ir to pripratę, kad, nebepastebim, kiek tai mūsų išsunkia, kiek tai mūsų sąmonės gebas tokias, sakykime, susilpnina tikriausiai. Čia turbūt apskritai informacija bus dar galėtų ir kita tema, bet tai vis tiek yra informacija, apie ką tu kalbi ir tikrai pritarčiau. Aš esu daręs 4 dienų atsijungimą nuo visko. Dariau žygį vienas prieš kelis metus, rudenį, ir irgi buvo labai, labai greitai per pusdienį jau pasikeitė minčių srautas, nes iš pradžių buvo dar toks ėjo atsineštų daug dalykų, paskui viskas pradėjo rimt. Tai šiaip visiems rekomenduoju tą daryti. Ir tikrai manau, kad gyvenimas yra daug įdomesnis negu buvimas socialiniuose tinkluose. Aš darau visgi tą skirtį. Labai ryškia, tokia senovinė, pavadinkim. Ir nežinau, turbūt tiek kviečiu ir kitus kažkaip, pirmiausia, permastyti savo santykius su tuo. Čia jau kiekvieno receptas, ką daryti, tačiau kad apskritai permastyti ir atkreipti dėmesį į šitą mechanizmą, tai tikrai, manau, privaloma. Galbūt užaugs kartą žmonių, kurie labai laisvai tame plaukios informacijos sraute. Galbūt. Gal ir ne. Gerai, ačiū Justinai. Ačiū tau, Algi. Ačiū klausytojams, kurie buvote su mumis šį kartą, ir kviečiame toliau sekti filosofinę terapiją. Ačiū. Iki. Iki.